Turim visiškai naują robotą ir be abejo reikės instaliuoti. Jums reikalinga programėlė, reikės užsiregistruoti programėlį, tada reikės eiti programėlį pridėti įrenginį, pasirenkam seriją S arba V seriją, šiuo atveju mes turim V serijos robotą, pasirenkam V serijos robotą, mes jau įjungiam mygtukas yra apačioje, programėlė viską rodo, kaip jums reikės padaryti. Žodžiu, nieko galvoti nereikia. Spaudžiam kitas, tada reikia paspausti jungimo mygtuką ir namuką palaikyti 2 sekundės ir jisai pasiruošia prijungimui. Spaudžiam kitas, ieškomas robotas. Robotas yra surastas, tai yra V1000 serijos robotukas, spaudžiam ant robotuko ir dabar mums reikės prisijungti Wi-Fi šiam robotui. Spaudžiam ant Wi-Fi, ieškomas Wi-Fi sąrašas, reikės susirasti mūsų esantį Wi-Fi. Iš esmės tai yra sunkiausias dalykas – surasti Wi-Fi ir įvesti slaptažodį. Taigi pasirenkam reikalingą Wi-Fi ir įsivedam slaptažodį. Spaudžiam kitas. Robotas praneša, kad jisai prisijungia prie Wi-Fi'us. Kol kas dar kalba angliškai. Kai pasileis instaliacija pilnai, tada pradės kalbėti lietuviškai, nes supras, kad mes esam Lietuvoje. Kada Wi-Fi prijungtas, programėlėj gidas aiškina, kaip įrengti krovimo stotelę. Reikės prisukti varžtus. Prisukam varžtus, spaudžiam kitas. Ir tada reikia pasiruošti savo veją. Veja turi būti nupjauta ir parodo, ko neturi būti. Laidų, kabelių, šakų, vaikų, šunų, miegančių kaimynų. Žodžiu, reikia išsirinkti, pasiruošti veją pjovimui. Spaudžiam kitas ir dar kartą kitas. Ir tada reikės atnaujinti naujausią versiją. Atnaujinimas gali užtrukti iki valandos, gali būti kelias atnaujinimų. Ta padaryti yra būtina, kad robotas būtų pasiruošęs darbui kaip galima geriau. Kada visi atnaujinimai atlikti, galima paleisti robotą, kad jis atliktų automatinį žemėlapio sudarymą. Einam ne į pjovimą, bet į žemėlapio sudarymą, spaudžiam trikampiuką ir spaudžiam nustatyti. Pjovimo kryptis galim paskui pasirinkti, spaudžiam start. Robotas pradės darbą neužilgo, kalba jau lietuviškai, programėlė, kaip matot, yra taip pat lietuvių kalba. Automatiškai pasirinko pagal telefonų nustatymus. Ir programėlį mes galime matyti, kaip jisai sudarinėja žemėlapius. Mes robotui uždėjom išmaniasias tekstūras, kad žemėlapyje galėtume matyti būtent vaizdą iš paukščio skrydžio. Mygtuką čia ir tiesiog jau žemėlapį matom, kaip atsiranda pas mus žolės, medžiai, tvoros, trinkelės. Labai smagu stebėti, kaip jis tą daro. Kaip robotas padarys visą žemėlapio sudarymą, galėsim pamatyti, kaip tai atrodo. Kol robotas sudarinėja žemėlapį, galim pakalbėti apie technologijas. Šitas robotas yra išskirtinai vizualinis, jisai dirba tik tai kamerų dėka ir jisai mato spalvas, mato trinkeles, tvoras, viską jisai mato, praktiškai kaip žmogus. Jeigu lyginsim su kitais rinkoje esančiais robotais, tarkim lidarinis robotas, kuris naudoja lazerio spindulį ir atstumus iki kliūčių, šitas robotas mato spalvas, jisai net geba atskirti naują žolę, nudžiūvusią žolę ir ten jisai nevažiuos. Daugeliu kyla klausimas, ar veiks robotas be Wi-Fi, ar reikalingas kažkoks specifinis internetas ir taip toliau. Robotas susidaro žemėlapį pats, saugo žemėlapį savyje ir jisai turi 4G modemą. Taigi, tam, kad galėtume matyti ir valdyti robotą per telefoną, užtenka tai, kas yra roboto viduje, nieko papildomai įrenginėti nereikia. Šiuo metu robotas važinėja šiek tiek chaotiškai, neišsigąskit, tai yra normalu, tai nėra pjovimo režimas, robotas sudarinėja žemėlapį. Jis dabar turi pamatyti kiekvieną kampelį, plyšelį ir jisai pats chaotiškai šiek tiek, bet iš tikrųjų labai tvarkingai, sistemingai važinėja ir žiūri, kur nereikia važiuoti ir kokios kliūtis yra. Šiuo metu robotas važiuoja visiškai prie pat tvoros,
tam, kad nusibrėžtų liniją. Ir žemėlapį matos, kaip ta linija ryškėja. Joks žmogus taip arti negali privažiuoti prie ribų, kaip šitas robotas gali padaryti automatiniu būdu. Jei norit, kad pripjautų prie pat kraštų, tokių kabančių žolių neturėtų būti, nes jisai mato tas žolės taip pat. Jeigu yra vietų, kur nenorit, kad robotas važiuotų, po žemėlapio sudarimo galima tas vietas atžymėti, kad jisai tiesiog nelystų. Šio roboto apėjimo greitis reguliuojas. Ant standartinio greičio tai yra vienas tyliausių robotų rinkoje. Šiuo metu robotas privažiavo prie juodos žemės, jis ją atskiria ir kaip matot, jisai labai arti krašto privažiuoja, apsižiūri, kur jam reikės dirbti vėliau. Jis ant juodos žemės nevažiuos, kaip ir nevažiuos ant sausos žolės, ant geltono žolės arba ką tik pasėto žolės. Po žemėlapio sudarimo galima nustatymuose pakeisti užvažiavimą ant trinkelių. Jisai gali užvažiuoti ant trinkelių iki 15 cm atstumų, taigi neliks jokių nepjautų kraštų. Šiam robotui suteikiama 3 metų garantija. Gera žinia ta, kad jeigu sugalvosit šį robotą padovanot gimtadienio proga, kalėdom, gali tai padaryti kad ir dabar, tarkim rudenį, o garantija prasidės nuo roboto aktyvacijos datos, kuri matosi programėlėje. Gedimų skaičius yra ypatingai mažas, tai yra praktiškai niekinis, ir dauguma gedimų yra taisomi per nuotolį arba programinės įrangos atnaujinimo metu. Visiems kyla klausimas, ar šio roboto negalima pavogti. Be abejo, pačiupti ir nusinešti galima, bet pasinaudoti ne. Šitas robotas yra pririštas prie vieno žmogaus, prie savininko, taip pat jis įrodo savo buvimo vietą, taigi pavogtą robotą gali matyti, nesvarbu, kuris bebūtų. Žemėlapio kūrimas baigtas, šiuo metu žemėlapis yra išsaugomas ir robotas galės dirbti su šiuo žemėlapiu pagal grafiką arba paleidus rankiniu būdu. Robotas nusibraižė vieną pjovimo zoną, bet jisai gali pjauti keliose pjovimo zonose, tiesiog reikės nurodyti kelią, kaip patekti į kitą pjovimo zoną ir paleisti tokį patį automatinį žemėlapio sudarimą. Atstumas tarp zonų negali būti didesnis kaip 60 metrų. Paprastai tokio dydžio sklypuose to pilnai užtenka.